Sveiki, aš Saulius Gintautas ir kabelinė televizija Zirzilė. Šiame 1 minutės video aš jums parodysiu, kaip jūs galite būtiniam sąlygom patikrinti distancinio valdymo pultelį, kurį naudojate televizoriui ar kitai būtiniai technikai. Tam mums prisireiks distancinio valdymo pultelio, kurį tikrinsim. Mobilus telefonas gali būti išmanus, gali būti paprastas, svarbu, kad jisai turėtų video kamerą. Jei neturit po ranka telefono su video kamera, galima panaudoti ir paprastą fotoaparatą. Prieš patikrindami paimam pultelį ir telefono video kamerą nustatome į akutę, kuri yra pultelėje. Ir žiūrėdami per ekraną spaudžiame ant distancinio valdymo knopkės. Jeigu matom, kad per ekraną lemputė mirksi, reiškia pultas veikia. Nes paprasta akis to mirksėjimo nemato, video kamera užfiksuoja. Jeigu kartais jums lemputė nemirksi, tada pakeiskite pultelį elementus ir vėl bandykite. Jeigu tai nepadės, reiškia yra jūsų valdymo pultelis sugedęs ir siūlyčiau kreiptis pas medikus arba įsigyti kitą distancinio valdymo pultelį. Jei jums šis video buvo naudingas, įvertinkite jį teigiamai. Jei pirmieji norite gauti naujus trumpus video patarimus, paspauskite mygtuką prenumeruoti esantį žemiau šio video. Komentuokite šį video, rašykite savo norus ir pasiūlymus, kokių dar norite pamatyti trumpų video pamokų. Su jumis buvo Saulius Gintautas ir kabelinė televizija Zirzilė. Iki naujų video.